mes, kai kalbėjom ir po 3 kėlinių, kai buvo 10 taškų, sakom, ar 11, sakom, dar niekas nepaleista, dar galim pagauti varžovus, tik reikia gynyboje daugiau biškį susispaus, kas ir pasiteisino, gynyboje pradėjom daugiau spaustis, atkovoti kamulius, patiem pradėjo biškį pakristi antroji pusė ir tas pasisekė mums. Tiesiog tas kėlinys labai geras gavosi mums iš 4 kėlinių. Iš tikrųjų atėjom nusiteikę, šiek tiek galbūt išretintos gretos mūsų buvo, bet atėjom nusiteikę ir iš tikrųjų kovojom nusiteikę, bet tiesiog gal gale pritruko šiek tiek jėgų ir taip gaunasi. Varžovai neleido žaisti, ypač, kaip sakyti, ir man, galima sakyti, juoda diena, nes prieš mane ėjo 2-3 gynyba, daug metimų pramečiau, o kiti komandos nariai irgi iš pradžių nepataikė, bet tas gerai gausi, kad, sakau, mes jų per daug nepaleidom į priekį, nors vienu metu jie buvo 17 taškų pabėgę ar kiek, bet mes vis po biškį mažinom, kol 4 kėlinį padarėm savo. Jo, iš tikrųjų, ta prasme, leidom jiem įsižaist, nes laikėm lyg ir visas rungtynės, bet galiausiai įsižaidė ir tiesiog nebespėjom prisivietų. Ir smagu, kad prieš šitos varžovus 3 sykį iš eilės laimėjom. Verslo pogrubyje buvo pas mumis 2 kartus laimėjom. Čia va finale dėl 3, tai tikrai smagu užbaigti sezonų pergalę ir dar gauti medalį. Jo, iš tikrųjų, ta prasme, pirmas toks, kaip sakyti, jau buvo komandos branduolys pasikeitė iš esmės per kelis sezonus, nes tik tais kaip ir debiutavom 2014, tai 3 turbūt sezonas, bet jau komandos branduolys visiškai pasikeitęs ir šiemet jau susiformavo tokia laimėjimo šiek tiek kultūra, tai džiugu labai matyti. Mes su komanda jau juokavom, kad mūsų visos rungtynės tokios pačios. Šį kartą atžaidėm tik tai vieną atkarpą. Buvo rungtynių, kada 2 kartus prasileidžiam 20 taškų, 2 kartą atžaidžiam. Tai manau, tas kovingumas šiandien nugalėjo, prisikėlėm iš -22 turbūt ir labai džiaugiamės šitą pergalę. Tikrai sunkiai pasiekta. Dėkoju visai komandai, visi žiauri šaunuoliai kovėsi kiek galėjo. Tai manau lėmė, kad į zoną pastatė ir mes nebuvom pasiruošę zonų ir dėl to tas ir buvo toks lūžis. Finalas jauduliukas, tai pirmą kartą komanda susikūrus šiais metais tik tai sąlygų nepasisekė, galvom, atsirevanšuosim šitoj taurėj, bet kaip yra, taip yra. Nu taip, skirtingim, kad taip. Norėjos aišku geriau, bet yra kaip yra. Nepavadinčiau gal ir mūsų senais, bet šį kartą taip išėjo, kadangi teko keisti gynybos sistemą, apibėgo mus, sakyčiau, visai neblogai, bet susikaupus, susijėmus, pradėjus kiečiau gintis, prasidėjo ir tie lengvesni taškai ir, kaip sakai, tas patyrimas savo davė. Šita komanda jau gyvuoja, sakykime, ne pirmus metus, nors sudėtis vis keičiasi. Tai ta pavasario taurė, aišku, yra tokia laikina. Tai kol kas labai džiaugiamės šitą taurę, kad laimėjom 1 vietą, o tolimesnius planus turbūt dėliosim jau vasarą. Bet aš manau, kad
dauguma žaidėjų norėtų kartu pažaisti dar ne vieną sezoną.